Tai Julija, stiprus ir energingas žmogus, kuris dėja kenčia nuo stipraus pilvo skausmo ir lėtinio viduriavimo. Neseniai jai buvo diagnozuota lėtinė uždegiminė žarnyno liga. Dvi dažniausios lėtinės uždegiminės žarnyno ligos formos yra Krono liga ir opinis kolitas. Jos atveju kalprotektinas laikomas idealiu biomarkeriu uždegiminiam procesui žarnyne stebėti. Preventis Smart Test Kalprotektin Home leidžia patikimai matuoti kalprotektiną, kad būtų galima stebėti ir optimizuoti gydymą. Ir visa tai diskretiškai, lengvai, greitai ir efektyviai. Tai reiškia daugiau laisvės Julijai ir geresnė jos ligos kontrolė. Norėdami atlikti ir įvertinti Preventis Smart Test Kalprotektin Home, jums reikės testo rinkinio, išmaniojo telefono ir Smart Test Kalprotektin programėlės. Atlikdami šį testą, galite patogiai išmatuoti kalprotektino lygį namuose per 15 minučių. Jei norite tyrimo rezultatu, taip pat galite pasidalinti su gydytoju šifruotų duomenų perdavimu, kad rezultatas būtų įvertintas ir monitoruojamas specialistų. Prieš pradėdami testą, įsitikinkite, kad jūsų išmanusis telefonas palaiko programėlę. Atsisiųskite programėlę Smart Test Kalprotektin iš App Store arba Google Play parduotuvės ir įdiekite ją į savo išmanųjį telefoną. Vadovaukitės įrenginio kvalifikacijos ir fotoaparato testo instrukcijomis. Sėkmingai atlikę kvalifikaciją galite sukurti programėlės PIN kodą. Smart Test Kalprotektin programėlė žingsnis po žingsnio padės jums paimti išmatų mėginį, jį paruošti ir padėti ant tyrimo kasetės. Siekiant geriau įvertinti jūsų sveikatos būklę, programėlėje pateikiamas kliniškai patvirtintas klausimynas, į kurį galite atsakyti per 15 minučių, kurio metu vyksta testo vertinimas. Turite galimybę saugiai saugoti Preventis programos testo rezultatus skiltyje My Smart Test ir pasidalyti jais su savo gydytoju. Tokiu būdu jūsų gydymas gali būti stebimas ir koreguojamas išvengiant vizito pas gydytoją ir su juo susijusio laukimo laiko. Su Preventis Smart Test Kalprotektin Home Julija pagaliau gali greitai ir lanksčiai išmatuoti savo kalprotektino kiekį savarankiškai, namuose, kelyje ir net atostogaudama. Tai reiškia daugiau laisvės Julijai valdyti savo ligą. Esant klinikiniams simptomams ir abejotiniems rezultatams, visada reikia kreiptis į gydytoją, neatsižvelgiant į rezultatą.